Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandien mes padarysime mano naujo telefono unboxingą, ką mes jau vakar darėme per streamą, bet šiandien tiesiog dar kartelį pasikartosim, kadangi šis telefonas tiesiog turi pavyzdingą pakavimą. Na taip, pradedant būtent iš pakavimą, aš dar kartelį pabrėšiu, kad pačio telefono mes nelabai ir žiūrėsim, dėl to, kad aš turėsiu atskirą, manau, review, tą apžvalgą šio telefono, jis tikrai to nusipelnęs, yra labai puikus prietaisas, bet dabar tiesiog, kaip matot, pradžioje jis atrodo gan taip neproporcingai daug vietos užima, ne to tipo dizaino dėžutį, kur tiesiog guli ant viršaus telefonas, tiesiog šone per pusę guli pats telefonas. Na tai traukiame jį, kad negundytų jūsų, kaip matot, jis jau kaip ir veikia, aš jau jį naudoju nuo vakar. Padėsim į šoną ir nersim į tą dėžutę. Na, šiems telefonų mums lieka šis toks viršutinis kaip sluoksnis ir galvot kaip jį nusimt, taip pat kaip ir telefoną išėm tiesiog nukelt. Reikia išties labai maloniai padarytas dizainas, taip pat pabrėšiu, kad ir dėžutės viršus, ir vidus yra kažkokio labai švelnaus materialo, iš tiesų net sunku paaiškinti, bet labai malonu iš tiesų. Na, okei, tada tęsime tą tikrąjį unboxingą, tai kaip pažiūrėsite, dabar matos tie aksesuarai, gal ta knygelė, bet žiūrėkime, kasgi yra po dešinę mum, tai būtent yra šie aksesuarai, pradėkim nuo laidų ir tarkim, va šitas yra pakrovimo laidas, gal tas vadinamas jog USB laidas, turintis naująją jungtį vienam gale, tai yra USB Type-C, tai nebus labai greitoji ar ypatinga, tiesiog turės Fast Charge technologiją trečią, ką gal labiau pakalbėsim pažiūrint blokelį ir taip pat laido galas yra su jau labiau žinoma USB jungtimi. Turi tą apsauginį galą, kas gal labiau bus patikima kraunant telefoną. Na, toliau tęsiant unboxingą, pažiūrėsime tą maitinimo būtent blokelį, kuris turėjo taip pat apsauginių sluoksnių, iš tiesų viskas apsaugota, kad pakavimo metu ar tiesiog siuntimo nesusibraižytų ar nesusigadintų. Tai nuėmus tą plastikinį dalyką, matome iš ties baltos spalvos, vėlgi yra tas akcentas, nors pats telefonas nėra pas mane baltas, bet visi aksesuarai balti, yra tas ženkliukas, kad čia yra būtent Fast Charge 3 technologijos pakrovėjas, būtent blokeliai yra ši technologija ir, na, tikrai naudinga, tai gal labiau pakalbėsim apžvalgoje. Na, dabar jau ką jūs gundi visą laiką ir labai išties jau gal matyto dizaino dalykas, tai yra ausinės, kurios pridedamos kartu su telefonu, taip pat jeigu jūs jau girdėjot kažką apie Axoną, tai tikriausiai būtent apie garso kokybę, tai nieko nuostabaus, kad jie prideda savo ausinės, tokia visai malonioje dėžutėje, taip pat turi tą nepagailėtą plastiko kiekį, irgi bent minimaliai apsaugo tą dėžutę. Ausinių nenorėčiau labai pradarinėti ar kažką kalbėti, rodyti, jos yra apvyniotos, čia apsuktos, kažkiek man eina čia panašumai į Apple, nežinau kaip jum dizainą, pats nelabai ruošiuos naudočiau ausinių, kažkas jau siūlėt jas nupirkti, irgi nežinau ar skubėsiu tai padaryti, gal paliksim dar apžvalgą ir tada žiūrėsim, ką darysiu su jom. Dabar blemą reikia uždarytis kažkaip. Na taip, atrodo, po šio etapo nedaug liko šioje dėžutėje, bet jeigu matėte, jinai tikrai nėra maža ir nuėmus šią knygelių būtent sluoksnį, matysite, ten yra kiti aksesuarai, bet gal pažiūrėsime šią knygelę, mes jau per streamą matėm, kaip fainai jie yra paruošę netgi vadinamą tą makulatūrą. Na taip, matote, su VIP ženkliuku yra būtent kortelė, kurioje yra garantija, servisas, visi paminėti dalykai, VIP, kitoje pusėje ZTE, labai išties nustebino mus per transliaciją, o toliau eina knygelės, kaipgi naudotis telefonu, kur viskas beje yra spalvota, kas man irgi stebino, nepagailėjo rašalo, nors nemanau, kiek žmonių pagailė savo laiko ją vartant. Taip pat padėsim į šoną ir paskutinis dalykas, čia bus pas mus taip pat garantijos kortelė. Na, einant toliau, tai matote, kažkas čia balto, kažkas didelio, atrodo lyg telefonas antras bedėja. Tarkim, mes to įpaimsim, bet dabar pabrėžiu šį labai fainą komponentą, kurį prideda ZTE, kaip tik dar pabrėždami, kad čia yra nežinau, aukšto lygio telefonas, premium klasės, nors iš ties nėra brangus, tai prideda tokį aksesuarą išimti tiesiog korteliai. Tiesiog, kadangi jinai nėra nusiemamas galas telefone, tu turėsi išimti per mažą skylutę, įdurdamas ir išimdamas SIM kortelę. Na, jie tiesiog prideda netgi pakabuko principų, kas yra tiesiog wow. Na, toliau einam prie to balto dalyko, kur jau streame mes jau praminėm jį kažkaip, gal priminsite man komentaruose, kaip aš jį pavadinau, bet, na taip, čia yra tiesiog kaip išlaikyti to pridėto jau telefono dėkliuko formą, įdėdamas toks įdomus materialo dalykas, nežinau, ir jo, tiesiog, kad išsilaikytų tas dėkliukas, už kurį taip pat galim tikrai pagirti ZTE, kad nepagailėjo įdėti dėkliuką, kurio aš asmeniškai kaip klientas nenaudosiu, bet kai kuriem gal tai bus tikrai naudinga dovana. Taip pat toliau žiūrint, tai turime tame, nežinau kaip pavadinti daiktę, mes turėjom viduje dar įdėtą labai itin taip pat praktišką dalyką, ką jau minėjau, šis telefonas naudoja USB Type-C jungtį, tai iš ties nėra tokia dažna jungtis, tai labai ačiū ZTE, kad prideda, kad, leistų naudoti kitų žmonių turinčių senesnį telefoną, micro USB jungtį, tai jeigu jums reiktų pasiskolinti pakrovėją iš draugų ar ką, tai jūs turėsit būtent progą tam su šiuo adapteriu.
Na kągi, kaip ir baigėme to unboxingą, jau nieko nelabai ir liko joje, bet dėžutė, kaip matote, iš tiesų sukomplektuota labai puikiai, matote visi išėjimai, kad tiesiog maksimaliai išnaudota vieta, gilumą ir, na, iš tiesų maloniai nustebino. Pats telefonas, dar laukite apžvalgos, prenumeruokite, palaikinkite šį video, kam patiko, tiesiog nustebino šis telefonas. Man asmeniškai vienas geriausių pakavimų, net teko ir iPhone'ų žiūrėti, ir Samsungus, bet, na, jo, kinai kartais ir maloniai stebina. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir tada laukime gal pilnos apžvalgos. Iki.